Nu ką, publika, atvažiavome į mūsų nuostabų Lietuvos Šanchajų, Klaipėdą. Va, aš ir mano operatorius gerbiamas atvažiavome su tokiu Suzukiu. Kaip sakoma, kad mergų patraukti. Gėlių papuošiam. Ir prie geros nuotaikos, kai su Hebra esam, sieto lietnikai. Kaip jums taip, a? Tai davai, Jessica, važiuojam. Filmuoji? O tu filmuoji? Jo. Operatorių? Tai tu filmuok greičiau. Girdi, tu praleisi veiksmą. Žodžiu, operatorius jau pagaliau filmuoja. Atėjome į labai fainą vietą. Dviejų gatvė liksys čia vadinasi. Matome mūsų mielą Klaipėdos geriausią vos ne klubą, Faksą. Gal užeisim ten. Tai va, reikia paklausinėti žmonių. Va, matome Kaziuko mugę, jūros šventės pradžia, į partį. Reiks gal kokį ten šitą šaukštelį nusipirkt medinį. O, draugus pamačiau, baisis. Tai va, suradom dar vieną labai nuostabią pašnekovę, Mantę. Taigi Mantė, malonu, aš net vodas. Gerai. Turiu tau klausimą apie Klaipėdą. Kaip tu čia visi žmonės? Labai draugiški, labai faini, tikrai patinka, užskaitau. Užskaitai, supratau, o klausimas, kurioj Klaipėdos daly gyveni? Kaimelį. Tai ir viskas aišku, kodėl draugiški. Supratau. O šiaip tais dar noriu klausimą. Tokį aš esu sugalvojęs rezlainą, tokį pick-up lainą. No! God, please, no! Pažiūrėk, nesu panaudojęs asmeniškai. Žiūrėk. Pradedam. Pažudė, ar tau kažkas sakė, kad atrodo kaip Marilyn Monroe? Ne, nesu. Ne, žinok, papšė netrodai, bet gal vis tiek nori nueit pasimatymą? Ne, Žiūrėk. čia. Gerai, dėkui. Gerai, jung. Dabar mylimoji Klaipėdos širdį Danės parke. Matot, čia ne tik ir žmonių, bet ir žmogažuvį turim. Taigi, pristatykit, prašau. Aš esu Rugilė. Ką daugiau dar pasakyti? Ačiū fotografiją. Aš kiek žinau, kad Tarzanas persikėlė į Klaipėdą gyventi. Ką jūs turite? Ten irgi dar vienas tuomet. Ten tas pats garsas kaip -10 temperatūrai Suzuki vedu. Žiūrėk, Tarzanas kiek žinau persikėlė į Klaipėdą. Nu, nieko apie tai nežinau. Nežinai? Nežinau. Nes pavyzdžiui, pavyzdys yra ant medžio. Ten ir Tarzano paligoniai. Nori pašnekėti juos? Nu gerai, galim. Einam. Einam. Operatoriau, tik čia. Žiūrėkit. Aš pastarosius 2 dienas mokinausi Tarzano kalbą. Pastarąsias 2 dienas. Pastarosius. Pastarąsias. Aš sakau, aš žinau. Pastarąsias 2 dienas. Pastarąsias. Taigi turime 2 Tarzanus. Okay. Mokai kažką jam pasakyti? Blemba, nemoku dar kalbos, jau žinau. O tu mokė, ne? Nu, 2 dienas mokinausi. O, nu tai... Tai, sik. Стубиклеля, лыжиклеля. Нори пизды, не понимаю. Не, это не Тарзаны, это Ne tartanai. Не Тарнаны, ne? Ne. Ten Mogiliovas. Eina. Sorry, ką metu, tą prametu. Girdi, ką jau aš biškį einu į Tulį, kažkaip man užleidė. Angliakas sviečia. Dai. A few moments later. O, blядь, kaip gerai. Bля. Viena. O, bля. Ne, čia papirus nėra. Kūro, pizdu. Galvotų, ne
nebaigs ten. Senė, šiek papirus nėra. Dabar vaikštau Klaipėdos gatvėm ir taip galvoju, blemba, ką Vilniečiai pisa proto, kad tipo Klaipėda neturi vapšė veiksmų. Tipo Klaipėda yra įsivystęs miestas, nu tipo mes turim jūrą, Pakruojo krašto tradicijas, šoko magnum, turim visus turim. Tuo pačiu Juolda, alaus daryklą nuo 1994 metų. Super tiesiog. Ir va čia visas veiksmas. Tikrai. Daug. Mes Šanchajaus Virche. Labai atsiprašom, kad trukdom. Bet tavo nuomonė. Ar Klaipėda yra zaibys? Jo, zaibys. Ką čia gero Vilniečiai? Pavyzdžiui, įsivaizduok Vilniečių žinutę, sakai, ne? Ką čia gero galima nuveikti? Tai galima pažiūrėti narkomanus, o šalia sėdi. Va. Matome Fentos auką. Matome eilinę Klaipėdos Fentos auką. Čia tikrai mes turime draugiškų žmonių, va matome. Vieni filmuoja, kiti prižiūri. Tai va, pašnekovo paklausim Fentos aukos. Labą vakarą. Šitą... Ar Klaipėda yra ką veikti? Diskoteka Šaika, opa! O žiūrėk, ką reikia? Šil kamarai Šaika. Ar žinojai, kad Tarzanas persikėlė į Klaipėdą gyventi? Ne. Nežinojai? O pavyzdžiui, esi sutikęs Maidbachą? Esu. Ką jis sakė? Ką aš jam sakiau, nepamenu. Supratau, tai va, mes Klaipėdai gyvenam. Žmonės Su manim sveikinas. Va, saktis. O gal gali rasti Fentos, kur parduoda? Tai čia už kampą parduoda. Kur? Tai susiras tą bumžiuką prie Vero, jis ten sumdo. Ką jau, aš einu pamišbičiu, gerai, aš to ateisiu. Gerbiamą pašnekovą jo. Blet. Tai pagazuo! Žodžiu,